Gerą dieną. Tai va, eksplorinam toliau ežerus. Bet šiandien tai čia toks poilsinis plaukimas. Galima sakyti gausis, nes irgi nedidelis ežeriukas. Rugsėjo vidurys praktiškai, tai nežinau, ar verta imti kažkokį didelį ežerą, čia tais orais neaišku kaip. Žadėjo, kad šiandien bus 26 laipsniai su saulė. Vakar dar žiūrėjau, vakare rodė 24 ir vakare lietaus šiek tiek gali būti. Tai dabar ryte atsikėliau, jau rodo tik tai 20. Bet kol kas saulė. Kol kas viskas liuks, tik tiek, kad prieš vėją reiks plaukti iki pat galo ežero. Bet vėjas 3 metrai, paskui gal bus 4 metrai. Tai kaip ir nieko baisaus, manau. Tai va, ką dar čia pasakyti? Ai, kepurę pamiršau. Teks be kepurės plaukt, bet čia, manau, tuoj ta saulė pasislėps ir neprireiks man jos. O ir šiaip nėra karšta, vėjukas prapučia, tai jeigu saulė dings, manau, reikės kažką rengtis, nes nereikia čia vaidint, ką tik po covido. Viena diena gal tik praėjus dar, tai nesinori atkrist. Su nakvynė tiesa irgi žiūrėjau per mapsus, tai nesišviečia nieko. Tai nežinau, gal kažkas atsiras, gal seni žemėlapiai, nes rodo visas galas, kur miškas yra, tai toks kaip, vien švendrės pelkynai kažkokie, jokių prošvaisčių nėra, kad priplaukti iki kranto netgi. Bet gal kažkas pasikeitė, matysim. Gal iš vis neteks nakvot. Būtų liūdna. Bet sakau, čia toks ežeras, kiek čia, 12,5 gal kilometro. Wikipedijos duomenimis. Tai man čia kelios valandos realiai. Ir galėčiau važiuoti namo, bet taigi neįdomu, taip, reikia vis tiek susikrovęs visą mantą. Va, dar naktį žada lietų, tai bus proga išbandyti palapinę. Ar labai jinai čia praleidžia vandenį, ar nepraleidžia. Nes šiaip tai nėra jinai čia kažkokia labai gera tuo atžvilgiu. Tai va, gerai. Plaukiu. This I truly believe. I'm
atsikėlė. Nuo vėjo pasislėp. Ten kažkokios tai mamuto žarnos gal. Arba šaknys. Bet greičiau žarnos bus, iš kur čia tos šaknys. Panašu, kad lietaus gal ir gausiu. Saulės jau tikrai nebegausiu. Galiu būti ramus. Plaukiu toliau. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen. In this sterile room with blinding lights, your face is pointing down. I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in. Nu, sustojau pietų. Tai su vėju truputį apgavo, čia mane irgi 2-3 metrai rašė, bet tai čia kokie, nežinau, 6-7. Aišku, priekis irklentės nuplautas, bet sušlapo panašu tik palapinė, tai kaip ir nieko baisaus. Išsidžiovinsim. O galvoju jau blemba, nu tikrai. Oho, dumblas. Galvojau tikrai blemba, mažas ežeras, mažas vėjas, tai čia bus ramybė, bet nei velnio. Aišku, nepalyginsi su Duse, ką turėjau. Dusoj blemba buvo reikalų ten pernai. Manau, Lietuvoje čia daugiau bangų, tik tai kokiose Kauno mariose galima gauti. Tai reiks vandenyną plaukt. Bet jau vienas Aurimas Atlantą perplaukė, kitas Aurimas perplauks Ramųjį. Belieka man tada Arkties suirklinti sau ramiai. Bet ne, alus užšals. Nepaeis. Užteks ežerų gal. Pagaliau kažkokią radau vietą nuo to vėjo pasislėpti, nes jau užkniso iš 6,5 beveik kilometro, tai 5,5 tikrai buvo visiškai prieš vėją. Bet dar liko kokie 2 prieš vėją ir paskui jau turėtų pasislėpti. Nu, nemažai dar likę. Pusę gal nuplaukus kažkas panašiai. Čia visai graži vieta. Bet nakvo dar stot arti ir neaišku, ar ten brūzgynė yra vieta palapinė. Can't
way home. Have to keep control of the place you stand down here. All the wolves are whispering, fear that the sin is near. Try to do some damage. Run. There's no looking back. Anksčiau namus tai leisdavo statyti 20 cm nuo vandens. Neblogai. Jau čia kokį 4 namą matau prieš tą ežerą, taip prie pat pastatyta. Bet čia kažkoks labai jau apleistas medis užvirtęs, apaugę. Tai va, kol kas vietos nakvynė iš vis ten gale pelkė, be šansų. Čia jau prasideda kažkas normaliau, tai manau kažką turėčiau rasti. Matysim. Darau ieškoti. Focus, you're about to fall. It's an endless hole. Take a small step forward. Try to push you, but there's no way home. Have to keep control of the place you stand down. Keep the focus, you're about to fall. It's an endless hole. Take a small step forward. Try to push you, but there's no way home. Have to keep control of the place you stand down. Keep the focus, you're about to fall. It's an endless hole. Take a small step forward. Nu ką, 10 kilometrų yra. Radau čia kažkokią vietą, tokia blemba. Nu, bent jau, žinai, įplaukimas yra. Galvoju, reikia patikrinti. Bet žiūriu, labai aukštas skardis užlipti niekaip, galvoju, be šansų. Tai jau norėjau suktis, plaukti toliau, bet tada nuėjau ten biškelį toliau, žiūriu, kažkoks yra, kaip ir užlipimas įmanoma. Ir užlipus visai tokia mini aikštelė faina, jauki. Net laužavietė sena kažkokia yra. Tai kažkas jau čia lipę turbūt, arba iš miško pusės atkeliauja. Vaizdas geras bus, tik tai bus reikalų daiktų susitįst. Nes ten be daiktų užlipti jau yra ką veikt. O irklintę tai nežinau, čia reikės kažkur apačioj palikti. Bandau. Nes jau toliau plauk neapsimoka, ten mačiau jau įplaukimų kažkokių va tokių link kranto mažai. Arba jau vieši ten tokie bus, manau, kur su mašinom privažiuot galima, tai nuo ryto žvejai važiuos nuo 5-6, tai man ten nebus ramybės ryte. Reikia bandyti čia, šitam miške, fainam, rudeniniam. Tai va, einu krautis. Ką bandau kabarotis. Lemba su daiktais, tai bus sunkiau negu be daiktų. Eiktų. Su tom 2 kuprinėm. O, iš karto malkų turim. Nu ir va, liuks.
Nulipti tik tai žymiai sunkiau negu užlipti. Šiaip tai reikėtų batus užsidėti vandens. Nors blemba nenoriu šlapinti aš jų. Kaip čia vienu kartu dabar užsinešti viską. O jie šlapi. Nu, jei šlapi, tai reikia dėtis tada. Džiaut. Čia va. Ką reikia eit? Su lenta žiūrėt, ką čia daryt. Vandenį tai nesinori palikt. Vėjas bangos. Į viršų neštis. Irgi nesąmonė. Vargšia, va čia įstumsim. Nepyk, lenta tokia. Bet... Nu, susinešiau viską. Tai dabar jau liuks. Į lentę čia numečiau. Tai biškį patraukiau, ryte tik tai pastumsiu iki skardžio viršaus, o paskui apačioj kai nulipsiu, išsitrauksiu gražiai čia daiktus per porą kartų. Susinešiu, žemyn bus lengviau, numėtysiu. Tai va ir gerą vaizdą turėsiu, va, čia taip va bus. Palapinė jau čia bus. Tai ryte iš palapinės vaizdas bus liuks. Čia laužiukas bus. Tai va. Kažkaip netikėtai atrasta aikštelė. Bet aš tai nesuprantu, kaip čia ruduo atėjo greitai. Sekmadienį plaukiau kitame ežere. Tai ne tik, kad nurudusio medžio krentančiais lapais, bet net pageltusio nei vieno nebuvo. Visi žali, kaip vidurvasarį. O čia jau blemba, kai kurie medžiai visai beveik be lapų. Keista. Gražus ruduo. Einam namų statyti. Filmuot kaip statau. Nu, dar kartą nufilmuosiu, kiek to.
Nu va, namai kaip ir vietoj. Galima bus organizuotis malkų, nors dar čia tą laužą kurti, jeigu už 2 valandų tik tai turbūt. Tai va, bet pirmą kartą turbūt rudenį, nu aišku, man dar širdį tikrai neruduo. Dar čia rugsėjo, net vidurio nėra. Nu, beveik. Tai man tai dar vasara, nežinau, iki spalio. Dar kitą savaitę visą karštą žada. Bet šita miške tai to nepasakysiu. Čia visiškas ruduo. Čia man spalio 20 kokia maždaug. Tiesa, vis pamirštu pasakyti, nepykit už garsą, nes labai čia external mic'as nepasijungia, pati kamera lieva labai turi mikrofoną. Tai kol neįsigysiu normalios kameros, tai su garsu bus tiesiog taip, kaip yra. Dabar galvoju, išneš mane lapės šiandien ar neišneš. Gali ir išnešt. Tiesa, susigalvau savo tokią akciją, kurią vykdau jau, nei kart nepraleidau. Iš kiekvieno ežero parsiveš po vieną šiukšlę. Na, tai dažniausiai skardinė arba butelis plastikinis. Čia kol kas dugne kažkaip arba paviršiui nelabai mačiau. Ai, gal ten pradžioje kažkokį celofaną išmečiau, bet nesuskaito. O čia va yra butelis vynelio pripelėjęs. Tai nežinau, jei daugiau ryt nerasiu, tai užskaitysim šitą. Tas tai įsidėsiu prie kitų šiukšlių. Tai va, jeigu kiekvienas taip prisidėtų irgi ir stovyklaudami po vieną šiukšlę parsivežtų namo karandą miške, tai turėtumėm dar gražesnę gamtą. Aišku, ir taip graži, bet būtų gražesnė. Čia pasirodo net ne vienas urvas yra. Visa čia būstinė jų kažkieno, nežinau, tikiuosi sugyvensim. Dar vienas toks nedidelis yra, o čia tai nežinau per kamerą kaip parodyti. Bet kiek yra išrausta iš tos duobės, tai va visas šitas va kalnas. Vakarieniai šiandien bus kažkoks tai azijietiškas kimči. Nežinau, kas čia per bairis, bet paragausim. Čia kažkaip reiks tik tai bandyti įsipilt vandens ir kad čia nenuriedėtų, tai reikia surasti kažkokią lygią vietą. Okay. Taip, turim kažkokių tai batų šniūrelių ir visų kitų bamšpukinių reikalų. Šitus taip įmest. Užpilam vitaminų. Keli daržovių, nes sveikuolis, sportininkas. Tada čili, nepakenks. Ir aliejaus į storumą. Kaip paimti ir užpilt šitą visą vandenį, kur užviręs skardį.
Jau tiesa dar vieną urvą. Tai čia iš viso yra 4 urvai. Vienas ten, vienas mažiukas čia, tada šalimais labai didelis ir ten už kokių 5 metrų dar vienas didelis. Tai nežinau, kas čia gyvena. Gal nieks nebegyvena. Bet urvai tai šių metų. Na jo, reikia baigti apie tuos urvus viskas. Gal neužpult, reikia palapinę, tik susekti reikės naktį, nes barsukų kai prilys, tai paskui priguls ten visur prie kojų, karštą miegot bus paskui su jais ten naujų tų kailių. Jo, reikia susidaryti. Nu ką, bandom ragaut. Oi. Žiūrim, kas čia gero. Romantiškai ant skardžio lietus lyja. Gal jau čia, kažkoks naujoviškas bomžpakis. Oi, su bomžpakiu nėra ką lyginti. Visai kitokie makaronai. Šiaip skonis tai ten panašus kaip bomžpakiai turbūt. Nors ne, ir skonis geresnis, bet makaronai tai visai kitokie. Čia ryžių, man atrodo. Ryžiniai. Tai va, skanaus. Janushavicius, mid-range special for the win, 21-19. Ką žinau dabar, jeigu taip apibendrinant šitą visą ežerą, tai panašus į metelį. Ką žinau, toks, kažkaip atrodė per žemėlapį, kad mažesnis bus, bet lemba buvo, ką plaukti buvo. Gal dėl to, kad visą laiką prieš vėją, nežinau. Bet šiaip skaidrus vanduo. Labai toks, gal kaip metelys, sakyčiau, dusai, manau, skaidresnis. Bet jie visi panašios kilmės čia. Su šitu ežeru ir užbaigiau čia šitą Metelių regioninio parko visą, nežinau kaip čia pavadinti, šitų ežerų trijų. Tokį, pradėjau nuo didžiausio, Duse, paskui Metelys ir Obelyje. Tai aišku, Duse iš šitų visų trijų labiausiai patiko. Metelys patiko savo nakvojimo vieta, kur buvau, žiauriai patiko tenai. O šitas Obelyje, tai jo, labai panašumų turi su Meteliu vien dėl to, kad nėra kur išlipti. Net, ta prasme, ne tai, kad pernakvot, bet apskritai nėra kur išlipti į krantą. Arba pelkės, arba sodybos, senos namai, netgi ne sodybos, tai turbūt jau iš seniai. Ir tiek žinių apie šitą ežerą, ką žinau. Su nakvojimu bėda, kaip ir Metely. Metely buvo viena vieta, čia tokią atradau, neaišku, kaip bus rytoj. Dar vis tiek kokie 2-3 kilometrai liko. Gerą valandą plaukti. Gal dar atrasiu kažką įdomesnio, bet jau nenorėjau rizikuoti, jau
sustot reikėjo čia. Ir viskas, ką žinau, reikia eit pažiūrėti dar kokį filmą gal ir miegot. Davai. Labas rytas. Visą naktį lėjo. Ir dabar lėjo dar. Ai, nežinau, dar gal reikia parlaukt. Čia per tą lietų pakuotis, tai nesąmonė. Kaip nuo to skardžio reiks nulipti, tai nežinau. Nučiuošiu. Vėjas mačiau dabar iš priešingos pusės, tai vakar plaukiau, banga buvo iš 11 maždaug valandos, tai dabar lygiai tas pats bus. Į priešingą pusę plauksiu, vėjas toks pats kaip vakar. Jo, susikraut bus sudėtingiausia viską ten tam vandenį. Tai va, nu dar reikia pagulėt biškį. Bangos tai nesimato per telefoną. Bet plaus ir klintą. Galvau su treningais galėsiu plaukt, bet nichuja. Nu ką, vėjas biškelį nurimo. Aišku, dar yra. Šiaip turėtų pasikeisti iš dešinės. Turėtų pūsti vėjas. Taip kaip plauksiu dabar ten, tai iš čia turėtų būti į snukį, bet šiek tiek iš dešinės tai kažkiek turi užstot švendrės ir visi kiti reikalai, bet kol kas nesikeičia čia tas vėjas. Toks į snukį ir labiau iš kairės. Matau, kad lietus čia nežada nustoti, tai manau papuojusi, einu, pavalgau kažką ir plauksim tada su šitu lietpalčiu. If we don't speak
pagaliau link namų. Su šlapia irklente, su šlapia palapinė, su miegmaišiu tokiu pusiau šlapiu. Tai jau reiks namie viską džiovintis. Dar neužsikūriau mašinos. Nežinau, čia iškraudinėja akumuliatorių kažkas ir šiaip reikėjo pasikeisti. Tai gerai buvo vokietukas keliautojas, toks maladets. Vienas su šuniu 2 savaitėm išvarė pakeliauti. Sakė, nebuvęs nei Lietuvoje, nei Latvijoje, nei Estijoje, tai pro Lenkiją, sakė, po 3 dienas patrepino, dabar Lietuvoje 2-3 dienas pabus ir varys link Estijos. Tai pagelbėjo, dar pabazarinom. Maladets čiūvas. Išgelbėjo, nes būtų reikėjo laukti. Vos ne gal kokią 1,5 valandos, kol kas atvažiuos užkurt. Tai va, viskas, ką varau namo. Ilsėtis po šito poilsio. Iki kitų kartų. Šiemet jau gal viskas.